Ho. Kitaip ir nepasakysi. Oi, na savo šiemet žemužė tai tokia. Laukia yra -20. Vasario 1 dieną turim naują žaislą. Čia yra Discoveris Seabird 430T. Tokia vienietė baidarytė. Eina savo čia vietos, tai taip ne kažkas su savo palyginus su Vista, kur buvo, tai bet aš galvoju kažkaip. Galvoju, reikia šitos daiktus nusimt, nes jie buvo ten įlyst, išlyst yra ką veikt. Kadangi visas Lietuvos jau didesnės upės yra kažkiek praplauktos, kažkiek nepraplauktos, bandysi įminti mažesnės upės, tai mažesnėm upėm reikia mažesnės baidarės. Mažiau daiktų, mažiau svorio, daugiau šabakštynų. Bus karšta, kojytės ištraukiai ir savo. Laukiam naujų nuotykių. Laukiu labai pavasario dabar. Iš tikrųjų jau noris plaukt. Dabar vieną kitą video pasižiūriu, kaip chebra vasarą plaukia ir savo video pasižiūriu. Tai jau, kai yra nauja baidarė, labai būtų fainai įlyst į pavasarinę upę. O baidarę parstempiau namo, į kambarį, ten truputį reikia apsvarkyti. Įtirps viskas, apsvarkysim ir žiemavot paliksim. Nu ką, chebrytė, prasideda baidariavimo sezonas. Panašu neužilga saulytė valenda. Tai kaip ir kiekvienais metais reikia pasiruošti baidarę plaukimui. Naujovės šių metų garsas bus, tikiuosi geresnis, nusipirkau didžiausią mikrofoną. Dariau tradiciškai vėliavėlė bus. Ta vėliavėlė radau pakeliai, tai jinai tokia truputį paplyšus, kažkiek pasivau, bet galvoju, neišmesim, panaudosim daiktą, kuriam kažkam nebereikėjo jo. Tai va čia vėliavėlė gražiai prisisuks ir turėsim atributikos. Dar patobulinimai kokie buvo padaryti. Tai pasidariau nugarėlę. Čia yra iš tokios medžiagos, minkštesnė. Bus geriau atsiremti. Šitos irgi įsiėmiau laikiklių šitos, tai po apačią dar padariau kokio centimetro storio tokios minkštesnės medžiagos padėjau, kad būtų linksmiau ir geriau sėdėti užpakaliukas, kad nevargtų taip. Nuėmiau. Šitie buvo vienoje pusėje ir kitoje pusėje uždėti, tai tuos nuėmiau, man nežinau, nepatiko jie. Pažiūrėsiu, gal ateity grąžinsiu, bet kol kas, nereikalingi. Dar problema kokia yra, tai man yra va šitas, vairo reguliatorius. Trosas yra nusimovė ant galiukas va šitas ir pasileido viskas. Tai dabar reikės šitą susitvarkyti dar, kad galėčiau reguliuotis vairą. Šį kartą baidarė bus va su vairu. Tai žiūrėsim, čia pliusas ar minusas. Kas atsitiko, šitas dalykas dedasi čia praeina troselės ir šį čia užsispaudžia va tokiais, tai jis pabėgo trosas ir šitą detalę reikia kažkaip patobulinti. Tai aš galvoju, užspausiu su to pačiu ir dar pasidariau tokį dalyką. Va toks yra čia iš elektrikų. Tai paėmė va tokią kaladėlę. Šitos kaladėlės susipjauni plastiką ir lieka va toks dalykas. Tai šitą dalyką gražiai aš užspausiu. Kembriką uždėsiu turbūt ir užlydysiu, kad nemaišytų, nebraižytų. Tai va tą dabar ir pasidarom. Yra detalės, prasivėriau troselį jau pagal anos pusės, ir susitvirtinom. Kad šita va tokia konstrukcija laikys geriau negu norvegų sugalvota ir lietuvių arba lenkų išpildyta. Šiaip matas kliurko tos baidarės, nors yra norvegiška, bet taip kai kur nelabai kaip padaryta. Nieko, biškelį padarysim. Parodysiu čia truputį šonus visus.
teko visus šitos šonus apsišveist, nes buvo nelabai kaip. Kėdės kraštai visi buvo tokie negražus, nedailus. Kai kurios varžtus persiveržiau, persisukau, bet šiaip neblogas daikčiukas. Pažiūrėsim, kaip ant vandenį bus su juo. Pirmiausia, tvarkant šitą daiktą, reikia atsijungti čia troselį nuo šičia. Kai va čia prijungta, tai tada lengviau yra tenais prieiti. Tai dabar šitą prisijungsim. Va, pelekas šitos baidarės būtent veikia šitaip. Tai atsikabina gumelę, tada čia turi savo įsidėjimo vietelę. Nežinau, niekad nesu plaukęs dar su tokiu dalyku, tai pažiūrėsim, jisai nusileidžiam. Opa. Ir tada Nemuno kelionė tai būtų tikrai, gaujai galbūt irgi buvo neblogai. Nežinau, žiūrėsim kaip čia. Nereikia. Paėmei, pasikėliai, nusileidai. Ir jeigu, pavyzdžiui, kokie akmenys ar kažkas, tai jau jisai, jeigu čia akmuo, jisai pats pasikelia ir jo nieks nenulauš. Va, lipdukai čia, prieš klijuojant neblogai būtų šitą vietą nusiriebalint. Tai yra va tokia priemonė. Ir paskui su fenu pašildyti reikės. Tai klijuosim čia, šičia klijuosis, čia klijuosis, čia ant šono klijuosis, tai va viską nusriebalinam, jungiu jum timelapsą ir padarysiu šitą darbelį. Kameros laikiklis. Ilgai galvojau čia kaip padaryti, ką čia prikonstruoti, primontuoti, kokį čia laikiklį. Tai sugalvojau tokį dalyką. Prasigrįžiau čia skylę. Įdėjau irgi kanalizacijos vamzdis, pats geriausias dalykas. Yra pigiai, paprastai. Įsistato šitas ant viršaus kamerą. Tai viskas čia dar galima šitą prasiaukštinti kojelę. O šitaip. Ok, dabar dar atsirado žaidimo su šito daiktu, tai prisijungia, tai neprisijungia, čia dar kol išmoksiu aš su tais dalykais. Šalta, šiandien užtraukė debesis, plius 7 laipsniai, tai papasakosiu kitą kartą apie irklą, apie baidarę, kas kur kaip, kiek kainavo, aš manau bus įdomi, kiek kainavo, ne? Tai va seka, kai bus šilčiau tada prisijungsiu, papasakosiu. Sveiki, tai praėjo savaitę. Praeitą savaitgalį truputį šalta buvo, prašaliau, tai teko pasirgt kažkiek. O šiandien oras vėl geras. Tai kaip ir sakiau, reikia apžvelgti baidarę. Tai baidarė bus šiemet vienvietė. Kol kas džiaugiuosi pirkiniu, bet viską parodys, kai į vandenį įlipsim, kai praplauksim, kai susės visus daiktus. Talpumas ir visi tie dalykai irgi paskui papasakosiu, vertas pirkinys dėmesio ar nevertas. Ar geriau dvivietė, ar geriau vienvietė. Tai galiu pasakyti, yra ką veikti kalbėti tą kamerą. Kažkaip, ypač kai po visos žiemos, po senų tų filmavimų, paėmė vėl įsijungi tą rekord mygtuką paspaudį, tai ir nebeturi ką pasakyti, ir nebežinai kaip pasakyti, ir ten 5 kartus filmuoji, perfilmuoji. Nu, bet čia pradžia, kelionės metu įsivažiuoji, kažkaip lengviau filmuoti, lengviau šnekėti ir viskas darosi paprasčiau. Tai baidarė yra Seabirdo norvegų gamintojo. Tai yra viena vieta susidėti daiktams, kurių sudaro hermetiškų dangčių, tai yra antra vieta. Tai čia irgi toksai iš neopreno padarytas, ten irgi galima susidėti kažkokius daiktelius, nedaug. Yra trečia vieta. Šita didžiausia, tai čia kišis tokias palapinės, irgi sudaro su
šituo dangčiu, hermetiška, neprabėgs vanduo, jeigu yra apvirtus, pavyzdžiui, gaunasi čia viena didelė erdvė oro ir čia. Tai ta baidarė tikrai plauks, vienintelė, kur gali pribėgti vandens, tai pribėgs čia. Bet turime su ko įsivalyti. Ten yra už kojų, dar bus galima kažką įsidėti į priekį. Ir čia dar yra kažkiek vietos. Irgi bus galima kažką įsidėti. Dar yra laikiklis meškeriai. Tai va čia bus visai velkiavimui neblogas dalykėlis. Daiktams tvirtinti yra vienas gumos, kitos gumos, šniūrai, nežinau, čia kam jie reikalingi. Dar vienas gumos, čia va galima bus kažką tai džiovinti. Dar ateity yra planas pasidaryti ratukus. Jau esu, projektas yra, mintis, idėjas yra, bet reikės pasidaryti mini ratukus, kad galėčiau pasikelti ir vienas pats vežtis per kokias užtvankas. Tai rekomenduoju pasiimti šitą dalyką. Tiek lipi iš visokių tešlynų, čia prisipurvina, prisilaisto, ryte paėmė, susišlapinai, įsivaliai, sutvarkiai, pačiam maloniau plaukti. Tai va, rekomenduoju ir didesnę, tokią geresnę kempinę turėti. Ir dar pasiėmu papildomai velcro juostų. Jeigu reikėtų kažką pritvirtinti, pririšti, tai va tokius dalykus dar pasiimsiu. Koks dar yra svarbus dalykas plaukiant, tai kai užeina lietus, labai svarbu yra turėti gerą sijoną. Tai įlendi, čia užsidedi, na va, užsidedi, užsikamšai viską ir striukia ant viršaus, lietus lyja nuo tavęs, nubėga į šonus ir esi sausas. Kai šaltas dienas aš irgi sijoną užsidedu, kad turėt komfortišką plaukimą. Tai kad saugiai plaukti, nusipirkau liemenę. Irgi Decathlonas. Nežinau, man žiūrėjau daug tų liemenių, prieš tai kur turėjau mažai naudodavau, nes buvo nepatogu labai, buvo karšta su ją. O šita tai užsisega, čia daug vietos, net nevaržys judesių plaukimo, tai bandysim naudoti. Liemenė turi čia dar kišenę, kur galima bus įsidėti telefoną, dokumentus, kažką greitai užkast gal. Irklas pagrindinis. Šį sezoną nusipirkau anglies pluošto irklą su plastikinė mentim iš Decathlono, tai dizainą truputį pakeičiau, man labai patiko tos oranžinės spalvos. O irklo istorija irgi labai įdomi, jeigu tas žmogus leis, aš įdėsiu, kaip buvo perkamas tas irklas, tai labai, sakau, juokinga situacija gavosi. Wow, žinok, gyvenimas labai įdomus. Ką tik kažkaip pažiūrėjau tavo profilį, žiūriu, tu dalinies video plaukimais irgi baidarė. Tai tu plaukiai su Gauja, su tuo, aš nežinau vardą žmogaus, Upeivis, kur kanalas yra. Tai aš jūs žiūrėjau, aš vien dėl to ir nusipirkau ir pats plaukiau šitą abavą, nes aš pasižiūrėjau jūs, kaip plaukėt Gauja, labai tada įsinorėjau ir sakau, aš irgi noriu plaukti. Tai čia dėl jūsų aš pirkau šitą visą įrangą savo. Tai va, koks mažas pasaulis. Aš susisiekiau su Tomu, tai jo kanalas vienas miške. Šiaip paklaus dėl irklo, nes mačiau, kad naudoja tą irklą. Tai jisai sako, man per trumpas, tai sako, parduok man. Tai va, taip ir irklas atsirado pas mane. Ačiū, Tomukai. Irklas yra iš 2 dalių sudedamas. Galima reguliuoti jo pasukimo kampą. Na ir pažiūrėsim, kaip jisai tarnaus kelionį. Ir dar vieną irklą turiu. Irgi irklelis iš 4 dalių. Tai visada rekomenduoju turėti 2 irklus. Dar kol kas nebuvo nieks sulūžę, bet vis tiek reikėtų turėti 2 irklus, jeigu kažkas atsitiktų. Ačiū Dovydui, kuris padėjo įgyvendinti mano idėjas ir savo idėjom prisidėjo, tai va gavos toks rezultatas. Aišku, be Žemaitijos vėliavos niekur, širdį žemaitis. Lietuvos atributikos truputį ir čia vat užrašėlis. Tai dabar visiems dar įdomu, kiek kainavo viskas. Kiek kainavo, ne? Kainavo baidarė naudota. Mokėjau 650 pinigų,
Sijonas naudotas 50. Šitas irklas kainavo naujas 40 eurų. Liemenė 40 eurų. Irklas kainavo 46 su siuntimu. Būt papasakojau viską apie baidarę, apie įrangą, kuri reikalinga plaukti. Tai čia tik baidarė. Saugumas ir kas čia filmavimo truputį taip. Apie visą įrangą pabandysiu papasakot kažkada kelionės metu. Ką vežuosi, ką naudoju, kas pasiteisino, kas nepasiteisino. Savo nuomonę pasakysiu. O dabar pabandykit atspėti, kokia bus pirmoji upė šiemet. Upė neilga. Ką galiu pasakyti, įtaka į nerį. Tai parašykit komentaras, kokia bus pirmoji upė. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Paspauskit laiką, užprenumeruokit kanalą. Šis sezonas nusimato linksmas, yra daug minčių, idėjų, planų. Tai iki susitikimo baidarėje ir ant vandens.